Sniegas užpustys visas gatves, bet vis tiek jos pas tave nuves. Sveiki visi, šiandien buvo nepaprasta diena Markui, todėl kad mes išpildėme jo nuostabią svajonę. Markas 11 metų yra didelis futbolo gerbėjas, žaidžia futbolą ir yra vartininkas. Jo svajonė žaisti ir turėti PlayStation 5. Mūsų meilė pakvipo kalėdom, vanilė cinamonu ir medu. Sveiki, aš Julija, esu Marko mama. Lygą pastebėjom Liepos 29 šių metų ir dėl to pasitikrinom, nuvažiavom į polikliniką. Ir vakare paskambino gydytoja mūsų šeimos ir pasakė, kad įtarė leukemiją. Tikėjau, kad čia nepasitikslins, galvojau. Jau čia pasakė, tikrai leukemija ir paguldė mus. Ir 2 mėnesiai turbūt gulėjau, pamiršom, kaip namai atrodo. Tai ačiū Venipakui, dėka jų Markas gavo kosminę dovaną. Ta šypsena, ta laimė jo akise žibėjo visą tą laiką, kurį mes praleidom kartu, bendravom. Jisai pasidalino savo įspūdžiais ir savo meilę futbolui. Ir mes tikimės, kad jisai kiek įmanoma greičiau grįš į futbolo aikštelę ir praleis geriausias akimirkas joje. Tikrai labai laukia jisai ir šiandien pasakė, kad net nežinojo, kad gyvenime tai būna. Padėkoti, aišku, jums, Rimantui Kaukėnui, už tokį paramos fondą, kad jis yra ir padeda pozityviai žiūrėti į gyvenimą. Be galo didelis ačiū Venipakui dar kartą, todėl kad be jų negalima būtų išpildyti tokių svajonių, kurios yra tikrai nepamirštamos ir labai svarbios vaikams, kurie kovoja dėl savo sveikatos, dėl savo gyvybės. Tai suteikia didžiulę motyvaciją kabintis į gyvenimą ir puikiai ir gerai praleisti laiką. Tai taip pat yra mums be galo svarbu, kaip fondui, turėti tokius partnerius, rėmėjus kaip Venipakas ir visus kitus žmonės, kurie aukoja, prisideda, dalyvauja mūsų iniciatyvose, mūsų akcijose. Ir be jų mes neegzistuotume, be jų negalima būtų suteikti tokių akimirkų, padėti jiems sveikti ir gyti. Don't stop dreaming. And keep on Fighting. Yes! Na, buvo. Good job. Ačiū labai Venipakui, kad išpildė mano vaiko svajonę. Tikrai tai labai padeda mūsų kelyje. Dar kartą ačiū visiems, mylim jūs visus, didžiausi linkėjimai, gerų švenčių ir su artėjančiais naujais metais. Širdį ir gerumą kitiems dovanoti.